Kartais atrodo, kad mūsų pasaulis yra tarsi filmas, o mes tik jo veikėjai, žiūrintis per langą, tačiau niekada nepastebintis, kad langas nėra tiesiog skaidrus. O už jos lepiasi visiškai kita realybė. Tai, ką matome, girdime, jaučiame, galbūt nėra tikra, bet tik mūsų smegenų sukurta iliuzija. Filosofai ir mokslininkai nekartą kėlė klausimą, ar mes tikrai patiriame tikrąjį pasaulį, ar mūsų pojūčiai tai yra paprasčiausi signalai, perduodami iš aplinkos ir apdorojami mūsų sąmonėje. Kai kurie teigia, kad mūsų akys tik fiksuoja tam tikrą simuliaciją, kurią smegenys interpretuoja kaip realų pasaulį. Galbūt visa tai kažkas panašaus į kompiuterinę simuliaciją, kurios negalime įžvelgti, nes esame pernelyg įsitraukę į jos procesą. Panašiai kaip virtualios realybės žaidime, mes visiškai nesusimąstome, kad tai, ką patiriame, nėra tikrovė, o tik dirbtinis jos atspindys. Tokiame pasaulyje laiko tėkmė, kasdieniai įvykiai, mūsų rutina, viskas tampa tik šablonu, besikartojančiomis simuliacijos fazėmis. Vieną dieną suvokiau, kad mano gyvenimas, kaip ir daugelio, gali būti strigęs šioje simuliacijoje. Kasdienybė, pasikartojančios akimirkos ir nuolatinė rutinės grandinė. Ir galbūt tai buvo ženklas, kad reikia ištrūkti. Todėl vieną dieną visa šeima išvykome į kelionę, ieškoti ne tik pasaulio, bet ir tikrosios tikrovės.